Labas rytas visiems. Turbūt kas mane pažįsta, kiek neįprasta mane matyti tokioje pozicijoje sėdinti ir kalbantį prieš kamerą. Patikėkit, man irgi dar kol kas nėra lengva. Bet trumpai papasakosiu, ką aš galvoju ir kokia viso to yra esmė. Tai kadangi mano darbas susideda iš daug skirtingų sferų, per dieną nutinka tikrai įdomių dalykų. Mes daug keliaujam ir prisidedam prie įvairių projektų ir nespėjam to parodyti jums. Tai aš manau, kad iš mano kasdienybės jūs tikrai kažką galit pasiimti naudingo savo, galbūt kažkokį patarimą, galbūt man kažkokį patarimą duot. Taip gausim abipusę naudą. Šiais metais savęs skatinimui sugalvojau tokį dalyką, kad už kiekvieną naują sekėją YouTube platformoje, Instagram platformoje ar Contribui platformoje aš nubėgsiu papildomai 10 metrų. Tai ar nubėgsiu, ar nuplauksiu, ar nuirklosiu, čia bus tokia šių metų kardio iššūkis. Tai gero žiūrėjimo ir geros dienos visiems. Labas rytas, Andrelė. Kas nežinojat, mano namai, ofisas yra vienoj vietoj. Čia dar vienas gyventojas, jisai irgi gyvena. Na, Audrelio. Važiuojam darbuotis. O, šiandien pašalė. O, nuotaikas geras. Vakar iš tikrųjų koks ganėtinai įdomus nutikimas nutika. Buvo šiek tiek iki tėvų nuvažiavęs į kaimą. Į nuo Pasalio tai yra apie 20 km. Ir šitą, kaip čia gražiai reikšti, šitas daiktas man užgeso pakely. Ir viskas. Kviečia vakar pagalbą. Ačiū tokiam pagalbininkui Vaidui, kuris man vakar išgelbėjo. Na, Audrelio, važiuojam. Papasakos istoriją, kodėl jo vardas Audrius. Dėl to, kad šią vasarą buvo didelė audra, gal pamenat. Ir aš žiūriu pro langą, pradarau langą ir šuo bėgioja, būtent Audrelis. Tai kažkas žodžiu parke jį paliko, vargšą. Bet mes dabar geriausi draugeliai, ne? Nepagalvokit, ne šitas pirmas, šitas antras. Turbūt išsigandot, pamatė, galvojat, ką tas čia stato. Va, taip. Kurianas dar pečiuks. Bet jau granalių nieko gero nebėra. Nieko, užpilsim, dar jų yra šiek tiek. Stovi drėgmės surinktus, reikaling visur ištraukti drėgmę. Tai smėliuks jau kaip paplūdimy beveik, nes ant drėgną smėlę negalim dėti putų polisterolį. Jau savaitės gale arba kitos savaitės pradžioje jau čia bus įmanoma kažką padaryti. Viskas, mūsų darbai čia padaryti. Rytiniai. Atvažiuok ir reikia pašnekėti dėl grūdų biškį. Ok, 200 tonų miežių? Nope. Ne, čia tavas klientas. Ok, aš toj, mes toj Audrelio atvarom. Tai va, mes iš tikrųjų užsiemam ir grūdų prekybą. Perkam, parduodam grūdus visoje Lietuvoje ir Latvijai. Tai jeigu kas norit parduoti grūdų, drąsiai skambykit, kažką sutarsim, suderinsim. Labas rytas. Labas rytas. Kas čia? Naujienos, turime mokėti nekilnojamojo turto mokestį, čia kuris savivaldybės čia privalomas visiems. Bet čia ne naujiena? Ar čia šių metų naujiena? Nežinom mes, kadangi naujai dirbant įmonė, tai šiemet. Mum naujiena. Labas rytas. Kaip tu gyvoji? Ar šiandien labai daug problemų nuo ryto? Nėra. Labas. Varom kavytės. Čia šiek tiek šiukšlinėlis dabar yra. Čia ne šiek tiek šiukšlinėlis, čia labai šiukšlinėlis. Vis tie žaislai turi keltis į garažą čia šalia, kuris dabar yra ruošiams. Turėtų nusidažyti šį sienos. Vakar pastatė kondicionierių. Tai kas norės, kas galbūt neturit, kur šiltai laikyti keturračių ar motociklų, drąsiai galite kreiptis. Čia šildom, saugom 24 valandas per parą. Čia katilinė, čia kuro bačkas. Tos patalpos turi vienu kitus būti atskirtas. Ir ne tik atskirtas, turi būti patalpių išsukti raudonų gips pagal prieš gaisrinis reikalavimą.
kad siena atlaikytų 45 minučių kažkaip ugnį. Taip, va, tas terminas skaitas. Durys turbūt specialias, jeigu paprastos durys bus, irgi ne prieš gaisrinės reikalavimą neatitinkančios. Vėl baudelė bus. Prauta, pakaitinis automobilis. Kol kas iš tikrųjų pakaitinis automobilis, tai tik tai buvo pakeist ant keltą. Kaip keltas buvo tuštis, tada pakaitinis užsivarė šitas iš karto. Labas rytas. Labas rytas. Kaip sekas jums? Ardomės po truputėlį. O ką čia tvarkat? Šalmą ardat kažkaip? Taip, tai šitą bagažinę neatsidaro ir tikriausiai pakeisti varikliuką. Bagažinė. Jisai elektrinis pasirodo. Tikrai taip. Viskas, stiprybės. Nepriešiškai nusiteikęs, man Mercedes labai patinka, bet būtent šitam modeliui, norint pakeisti tą patį generatorių ar starterį, ar šiam automobiliai reikia beveik variklį išimti. Žodžiu, taip, lekiam dabar iki ofiso. Biški pasidarbot prie kompiuterio ir jau kažkokie garsai girdisi mašinai. Kempingas. Tai va, kaip atrodo mano ofisiuks. Tai galbūt kažkas, manau, kad galbūt kažkaip kitaip įsivaizdavot, bet va, čia dar šiek tiek vietos praeiti yra. Čia miegam, čia už 2 metrų dirbam. Tai va čia gimsta visos idėjos. Tai va, mano toks ofiso darbelis yra. Parodysiu šiek tiek trumpai savo vieną pagrindinių darbo įrankių, tai yra agrobirža. Pagal tai nusistato grūdų kaina visoj rinkoje. Tai iš tikrųjų po ilgo kritimo žemyn, kiekvieną dieną stabiliai krito, vakar buvo jau beveik 2 eurų pakelimas, kas yra tikrai didelis šuolis aukštyn. Dabar už 10 minučių atsidaro, nes 12 val. Atsidaro birža. Tai už 10 minučių žiūrėsim, kokią situaciją turėsim. Amerika nežymiai pakilo aukštyn, tai gali būti, kad šiandien po 12 vėl šiek tiek matysim nedidelį pliusą arba bus ant nulio. Tai va, su keletą klientų aptariam dabar vežimus. Kitai savaitai susiplanavom, kurus bus pasiruošę vykt krautis grūdelių. Grūdelį, lip. Jis nelipa. Nelipa, kol aš neatsisėdu. Netiki, ką važiuos. Kaip suprantu, turbūt bus vėl padaryta senjorų siena. Turėjom šiaip tokią labai fainą akciją visada ir kažkaip užmiršom paleist kitoj kaviniai. Tai buvo taip, kad žmonės gali nupirkti priekį, tai ar kavos puodelį. Iš tikrųjų labai daug senjorų eidavo ir šitoj kavinukiai iš kapinių, ypatingai sekmadienį, eidavo, sustodavo, atsigerdavo kavytės nemokamai. Bet jeigu netyčia nebebūdavo lapelio, tai mes duodavom dikai, užrašydavom, kad vaišinam Pasvalio kempingas. Dabar vėl tą pačią akciją padarysim ir kempingo kaviniai sporto mokyklai. Labą dieną, Antanėlė! Labą dieną! Ką papasakosi kamerai? Tik po pamokų, šiandien tik 4 pamokos, labai laimingas, geras, penktadienis. Gerai, einam čia pasižiūrėti, užsakymėlį padarysim. Pozicija direktoriaus ir buhalterės nepasikeitė per 4 valandas. Nieko nereikia, matau, kavytė gerai. Kavytė ir dokumentai. Gerai, varom užsakymą padaryti. Vėl ta pat problema dėl nekilnojimo turto mokesčio, tai va, kaip suprantam, va šitą aikštelę, ne, Pauliau? Jo. Buvo jinai katastrofinės būklės visiškai, tai čia jinai dabar skaldas privežt, pripilt, tvaryti, uždėt, stulpą padarytas. Audrio, tik čia. Kažkokiais tai neįmanomas būdas. Kelintų metų vertinimas padarys? 23 metų. 23 metų? Wow, tai 23 metų vertinam šitą aikštelę yra vertit 400 000 eurų. Parduotam vien tik tai aikštelę ir servisas dovanų. Visas. Palei tą kainą skaičiuoja nekilnojimo turto mokestį, kas labai stipriai užaugint kainą. Tai čia logikos visiškai nėra. Bet čia vėl jūs tortuko išsikėpėt. Ja? Čia toks vyriškas. Gali vieną gabaliuką. Dešimt dievai sakant, nebok. Ne 10? Ne? Gal 7 ar 6. Gerai, visi važiuojam, nes mes privalgysim nesąmonių.
Reikia uždėti paspirtuką krauti. Kol pavalgysim, biškutį užsikraus. Tai šiaip krovimo statelę pasvalyti dar kol kas nemokama yra. Bet laiko klausimas, kada padarys mokamą. Tai reikia dar naudotis progą, kol įmanoma. Labas, Svajūnai. Labas, Katukai. Pasakyk, ką nors. Ko jums pasakyti? Tau steb turbūt dabar kokie 18 žmonių stebės. Labai fain, kad tegu steb, nors ir 20. Tu užsakyt to... Ėjus ir bitė. Skanaus. Atlėkiam į prautą vėl. Planas dabar iškrausit pirmą garažą, sutvarkyt, biškutį paruošti sienas dažymui. Baudreliai patikdavo kartu važiuoti visur. Jis dabar taip įprata. Ir šiaip nėra labai gera, dėl to, kad jis tą traktorę nebija nei kiek. Ir labai didelis šansas jam vyručiui palysti po ratais. O Paulius derina, kam medieną atiduot. Nes gaila išmest. Ką tu siūlai, Svajūnai, mum? Jogurtą pabandyti? Jogurtą su skaidalom. O kas ten tokia stebuklinga, kad rankos dabar sudėtas? Nestebukling, ten yra užastai. Čia kaušiuks pilna irgi. Paulius dar nenustoja telefon kalbėti. Vastai, 500 tonų kviečių paskambina. Skambina, bet čia klientą kolegos. Žinau, man irgi tą patį sakė. A ne? Palio? Žinau, Palio, šiaip kaip aš dabar jaučiuosi, kaip ūkininkas Petras Šaučiūnas. Važiuojam aveliukų pašert. Bernelis mano. Mano berneliukės. Iškrauta, sutvarkyta. Varom dabar į aikštelę Diriukai, kur gėdavo, kur sarmatą? Taigi, nagėjau. Kas buvo? Lifuko ratlankis prišalo? Apsitvarkėm servisę, sutvarkėm tą pirmą garažą. Dabar Paulius išlėkė priduot šiukšlių pridavimą aikštelę. O aš atsiminiau, kad iki 4 turiu nulėkti į banką šiek tiek dar. Pasėmiau daiktus, lėkiu greitai iki banko ir atsiminiau vis dėlto, kad 4 valandą iki 4 turiu suspėti banką ir dar 4 valandą turiu būti pas kunigą bažnyčiai. O bažnyčiai todėl, nes būsiu krikšto tėtis. Reikėjo į Ignaliną važiuoti pas klientą. Tai taip netikėtai prasivažiavo apie 600 km tokiais siaubingas kelias. Ir mašina iš Gulbės paliko va tokį. Siaubas. Nu va, biški. Paplašėjom, net pinas žodžiai. Ir vėl mašina vaizdą įgavo. Varom puoštis dabar į bažnyčią. Gerai, dabar nuoširdžiai, kad paskutinę kartą buvot bažnyčiai? Alanai. Praeitais metais? Per Nikolės. Aš taip pat. O kad mes irgi kaip per Nikolės? O aš buvau per Nikolės? Oi, buvo, taigi mes aš krikšto tetė buvo. Šitą iškirpą. Nu taip. Ačiū iš tikrųjų, kad šiandien stebėjot. Žiūrėt šitą vlogelį. Labanakt ir iki rytojaus.